dalykas, ką galiu pasakyti, tai kad būtinai reikia turėti kelnes su diržu, nes... Aš tai turiu pilvą, nereikia. Jeigu turit pilvą, sako, diržo nereikia, nes yra už ko užsikabinti, bet jeigu yra karantininis pilvas ir jūs vis dar galvojat, kad senos kelnės dar bus gerai ir užsideda diržą po pilvu, tai va čia jau gali tapti problema. Jo, ir tada reikia. Dabar normaliai pamaurosim. O ką daryti, jei aš tiesiog čia įstrigau ir man atrodo, kad aš pasiliksiu čia amžius? Gali tai būtų. Yra čia pasilikę daug žmonių. Ja. Reikia ieškotis šakų, pagalių į ką įsikipt ir išlipt lipimo būdu. Žinot, aš jaučiuosi kaip musytė ant musgaudžio, kur judina kojytės, bet nieko nevyksta. Visą laiką, kaip aš suvadinu, einu gandro žingsniais. Taip. Tai pirmas dalykas, kodėl? Pat iškeliu koją ir ją iš lėto į priekį dedu. Aha. Nes jeigu greit bus kažkoks rastas nuskendęs, greit darysiu žingsnį, aš susižalosiu savo koją. Taip. Aš iš lėto ją dedu, sustoju, tada kitą iš lėto. Gerai. Greit nedarydamas staigių judesių. Ir va taip einu. Tai būna tikrai va klampu kaip čia. Taip. Va pilna to purvo. Tai kur, jeigu dar giliau įtraukia tas kojas, tai reikia jas ištraukinėti po vieną. Jeigu mes darysim daug judesių, kaip aš maždaug dabar. Mes tik grimsim į vidų ir įsitrauks tos kojos ir bus mums sunku išlipti. Įsitraukti. Va, tai tokia yra paprasta technika, kaip išlipti. Va, pabandykit ištraukti koją dabar vieną. Taip. Taip, į viršų padėkit, tada kitą. Į viršų kur? Ant tešlos. Ištiesti. Ir kitą išsitraukit. Gerai. Ir tada bandykit vyniuotis, va taip suktis. O taip. Dar kartą. Žinokit, viskas yra taip, kaip jums atrodo. Jo. Traukiu vieną koją. Jo. Kitą. Ir dar kartą sukatės. Dabar įsikimbat į šaką ir traukiat save priekį. Jo. O. Va taip. Ir vėl koją vieną iškeliat čia. Va taip. Ir sukatės. Va, tada toks taip ir pasitikimas. Kur yra sikliau šiek tiek. Va, čia, pavyzdžiui, įstringi gerai. Tai vienas variantų irgi išlipt. Eit šliaut. Tirščiau yra šiek tiek. Galim. Šiek tiek šliaužė. Taip. Žinokit, čia ne tik vaizdas yra va toks, bet ir kvapelis. Tai kada nors, kai galvosite, kad jums yra labai bloga diena, arba kad jums yra labai daug problemų, prisiminkit šitą vaizdo įrašą. Ja. Jeigu mokyklai nesimokysit, tai vaikščiosit kaip aš, perkėmis. Ir vat, aš čia dar kokias 2 valandas praleisiu. Ir jūs sakėt, neduosit man rankos? Ne, aš niekam rankos neduodu, reikia bandyti patiem išlipti. Rytoj ateis jau paduos man tą ranką, kai aš visą aš taip gulėsiu. Tas pats šliaužimas kažkur, kur yra to purvo, bet jis yra toks tirštas ir išlaiko kūną, tai šliaužimo technika ta tokia, kaip aš sakau, iš karybos, iš kariuomenės yra, kai dirba visas kūnas. Va, kojom spiriesi ir ropoja. Va. Eini, ropoja. Tai tada dirba visas kūnas ir lengviau judėti.